Tiesiai už manęs yra apleistas kartelio namas. Jame anksčiau buvo saugoma daug nusikalstamų paslapčių. Bet tada nutiko kažkas blogo ir šis namas tapo apleistas. Tai kažkaip susijęs su nelegalia veikla. Čia buvo šaudykla ar kažkas panašaus. Tikras karas. O šis kartelio namas stovi šalia milžiniško ežero. Taigi mes magnetų žvejosime tame ežere. Taip sužinosime visas kartelio paslaptis. Ištrauksime ginklų iš vandens ir bandysime atskleisti visą šią nusikalstamą istoriją. Ežeras yra štai ten. Einam. Šis ežeras yra beveik priešais tą namą. Štai kodėl atsinešiau savo milžinišką, galingą magnetą, kad pažiūrėčiau, kas čia paslėpta ir kaip viskas susiję. Taigi, padarykime pirmąjį metimą būtent ten. Taip. Atėjo laikas atskleisti visas kartelio paslaptis ir pamatyti, kaip viskas susiję. Pažiūrėkime, ką galime rasti būtent ten. Ir dabar iš tikrųjų jaučiu kažką. Tai nėra labai sunku, bet tikrai kyla iš vandens vyrai. Na, pažiūrėkite. Oho, oho. Ar matote tai vyrai? O Dieve, ar tai peilis? Ar tai kaip kardas? Žinau vyrai, tai vadinama mačetė. Pažiūrėkite, kaip jis stipriai padengtas rūdimis ir purvu, bet tai yra originalus kartelio ginklas. Tiesiog pagalvokime, tiesiog įsivaizduokime, kam jie jį naudojo. Atrodo, kad ten kažką užkabiname. Ar tai kruvinas sportas ar kas? Nežinau, bet tai tikrai mūsų pirmasis taškas. Ir šitas dalykas gali būti susijęs su šia kriminalinė istorija. Tiesiog pažiūrėk į tą keistą su nusikaltimais siejamą ežerą prie šio kranto. Tai atrodo taip keistai. Ar manai, kad nusikaltėlių vadeiva, kartelio bosas, sėdėjo čia ir žvejojo? Nežinau. Bet mes čia darysime magnetinę žvejybą, kad atskleistume visas šias paslaptis ir suprastume, kaip visa tai susiję. O, vaikinai, pažiūrėkite, kaip mano virvė įsitempė. Šį kartą pagavau kažką sunkaus ir didelio. Tai vis dar ten. Taip. Tai yra, oho, vaikinai, žiūrėkite, mes kažką turime. Mes kažką pagavome. Tiesiai prie kranto. Bet kas tai yra? Oho, tai automobilio durelės. O Dieve. Wow, tai beprotiška. Pažiūrėkite, kokios jos juodos. Jos taip stipriai pažeistos rūdimis ir dulkėmis. Bet ar tai G-vagono ant durelės? Taip, tai G-vagono. O Dieve. Pažiūrėkite, kaip jos stipriai pažeistos rūdimis. Taip, jos visiškai sunaikintos. Bet kas čia parašyta? Šerifas? Palaukite, vaikinai. Ką visą tai galėtų reikšti? Tai atrodo kaip G-wagon durys. Palyginimui įdėkite G-wagon nuotrauką čia ir pažiūrėkite čia, vaikinai. Tai stipriai surūdijusios, suniokotos šerifo automobilio durys. Bet kaip visą tai susiję? Kodėl? Šerifo automobilis, policijos automobilis buvo čia, šalia kartelio namo, o dabar jis po vandeniu. Taigi šiame apleistame su nusikaltimais siejamame ežere dar yra daugiau paslapčių, kurias reikia atskleisti. Neskime toliau, kad išsiaiškintume. Tai bus dar vienas geras metimas į kartelio ežerą. Šis ežeras tikrai gali slėpti daug paslapčių. Oho, ar aš ištraukiau visą vežimėlį? Nes jis taip paslėptas, stipriai priverštas. Judasi, bet vyrai, jis labai sunkus. Kažkoks vaiduoklis, bet labai sunkus. Jis vos juda, pasitrauk operatorių. Pasitrauk. Jis vos juda. Vyrai, mes turime kažką tikrai didelio. Arba mano magnetas tiesiog užstrigo. Nežinau, jis nejuda. Taigi turime kažką tikrai didelio ir sunkaus. Bet turiu idėją. Einam, atvarykim mano sunkvežimį čia. Taip, jis tikrai užstrigo. Bet man atrodo, kad matau kažką po vandeniu. Tai vos juda, nes tai labai sunku. Todėl atvarysim mano sunkvežimį čia ir kažkaip ištrauksim tą daiktą iš vandens. Darykim taip. 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 Tai tilps. Gerai, einam. Oho, jis tikrai juda. Taip. Kažkas didelio ir metalinio. Taip, tai tikrai panašu į seifą. Ar matai tai? Tai yra seifas. Čia turime rakto skylutę.
Tai beprotiška, tikrasis seifas, kuris gali būti susijęs su nusikalstama kartelio organizacija. Tai beprotiška, čia gali būti pinigų, čia gali būti ginklų arba kitų nusikalstamų paslapčių. Turime ištraukti tą daiktą iš vandens. Bet jis toks sunkus, jis visas labai padengtas rūdimis ir dulkėmis. Pažiūrėk. Vadinasi, jis jau kurį laiką buvo po vandeniu. Nelabai ilgai. Bet jis tikrai kurį laiką buvo po vandeniu. Bet vaikinai, kaip mes galime jį atidaryti? Tai seifas, jis labai sunkus ir gerai šarvuotas. Neturiu jokių specialių įrankių su savimi. Taigi, turiu jį užkelti ant sunkvežimio ir galbūt galės atidaryti vėliau. Vaikinai, tikrai, jei vis dar žiūrite, nepamirškite paspausti patinka šiam vaizdo įrašui ir žiūrėkite iki galo. Nes pažadu, kad pabaigoje bandysiu perpjauti šį seifą, kad pamatyčiau, kas yra tame apleistame kartelio metalinėme seife, kuris buvo po vandeniu. O dabar tęsime magnetinę žvejybą. Taip, mes tai padarėme. O dabar pakeisime vietą, nes šis ežeras yra tikrai didelis, vaikinai. Ir mes tęsime magnetinę žvejybą kitoje vietoje. Einam, vaikinai. Tęskime nuotykius. Šis nusikaltėlių ežeras iš tikrųjų yra normalaus dydžio. Jis labai didelis. Todėl mums prireikė mano pikapo, kad pakeistume vietą. Ten taip bjauru, vaikinai. Bet kokiu atveju paimsime mano milžinišką magnetą ir tęsime žvejybą magnetu. Einam, gerai? O, Dieve. Eime. Turiu dar vieną. Šiandien su savimi turiu trigubą magnetą. Taigi, pabandykime žvejoti su magnetu. Iš tikrųjų, labai noriu sužinoti, kas yra tame kartelio seife ir kaip visa ši nusikalstama organizacija susijusi su policija. Palauk minutėlę. Taip, supratau. Pagavau. Taip, vyrai, tikrai jaučiu. Mano trigubas magnetas su... tiek daug burbuliukų kyla iš to ežero. O Dieve, dabar turime būti itin atsargus, kad neprarastume radinio. Taip, jis taip lengvai iškyla. Taigi, gausime dar vieną užuominą mūsų tyrimui. Tiek daug burbuliukų, tai beprotiška. Bet kas tai? Kažkas žalia? Kažkas dėžutės formos? Ar tai dar vienas seifas, vyrai? Ar tai dar vienas seifas? Tai būtų beprotiška. Nežinau, tai atrodo kaip metalinė dėžė su kryžiumi ant jos. Ji šiek tiek pažeista rūdžių ir dulkių. O Dieve. Taip, labai ačiū mano trigubam magnetui. Šitas daiktas iš tikrųjų atrodo kaip karinė dėžė. Čia kažkas parašyta, bet aš neturiu jokio supratimo, ką šios raidės galėtų reikšti. Kaip mes galime ją atidaryti? Oho, ji tokia sunki. Ant jos nėra tiek daug rūdžių, nes ji tokio paties amžiaus kaip ir seifas, kurį radome anksčiau. Taigi, šis radinys tikrai gali būti susijęs su kartelio organizacija. Vyrai. Kas čia per daiktas? Atrodo kaip ginklas. Ar kažkas panašaus, taip? Žiūrėkit, vyrai, tai kaip pistoleto gaidukas. Bet kas tai yra? O Dieve, leiskite man ištraukti tą daiktą. Mano. O Dieve. Oho, tai RPG, vaikinai. Tai tikras RPG, kurį ištraukėme iš vandens. Tai tikrai kartelio ginklas. Ir tai yra raketa. Tai yra raketų paleidimo įrenginys. Ir tai turėtų būti raketa, tiesa? O Dieve, pažiūrėkime, kaip tai veikia. Tai beprotiška, jis sunkus. Šitas iš tikrųjų sunkus. Oho, tai beprotiška. Turėtume įdėti vidun? Ar turėtume įdėti į paleidimo įrenginį? O Dieve, vaikinai, ar aš atrodau kaip kartelio narys? Bet iš tikrųjų, tai visai ne juokai. Niekada neturėtume nuspausti beiduko, nes tai iš tikrųjų labai pavojinga. Šitas daiktas buvo dugne, jis surūdijęs. Tai pavojinga. Ir vaikinai, tai yra ginklas. Tai visiškai nelegalu.
Taigi, mes paskambinsime policijai, nes radome su karteliu susijusį radinį. Viduje daugiau nieko nėra, bet jis tikrai kurį laiką praleido po vandeniu. Tai pavojinga, tai gali sužeisti žmogų. Todėl tau geriau niekada nekartoti po manęs. Geriau tiesiog prenumeruok, nes turiu svajonę pasiekti 5 milijonus prenumeratorių. Ir jei nori daugiau tokių nuotykių, prenumeruok ir paspals patinka. Išsikvieskime policiją. 911, ko galime padėti? Labadiena. Mano vardas Slav ir mes užsiemame žvejybą Magnetų ežere šalia kartelio namo, apie kurį rodė per žinias. Ar jūs visi esate prie vandens? Taip, ir atrodo, kad čia radome sprogmenų. Keletą ginklų. Pone. Ar palėtėte ką nors, ką radote? Taip, mes palėtėme, nes užsiemame žvejybą Magnetų, bet daugiau nebeliesime. Siunčiame patrulį į jūsų vietą, ponė. Prašome likti vietoje. Gerai, taip, prašau, ateikite. Mes lauksime jūsų čia. Gerai. Nelieskite nieko, ponė. Tai pavojinga. Mes nieko neliesime, gerai? Mes būsime saugus. Ačiū. Gerai, viskas, vaikinai. Taigi, manau, kad jie netrukus atvyks. Kol jie netvyko, galime toliau žvejoti su Magnetu. Tiesa, jie uždraudė mums liesti raketą ir granatsvaidį, bet jie to nesakė. Mes galime toliau čia žvejoti su Magnetu. O kas jei rasime ką nors kitą? Mes juk padedame tyrimui, tiesa? Taigi aš mesiu savo trigubą magnetą į tą pačią vietą, nes galbūt ten yra daugiau ginklų dėžių, karinių dėžių. Kas žino? Gerai, taip, tiksliai ta pati vieta. Jaučiu, kad mano virvė nebėra tokia įtempta kaip anksčiau. Bet dabar taip, turime ir burbuliukus, taigi dabar tuoj bus kažkas įdomaus. Ne taip sunku kaip ankstesnėje vietoje, bet tikrai taip. Priartėkime ir pažiūrėkime, ką turime. Yra šiek tiek lapų, jūros dumblių, ežero žolių. O, palauk, žiūrėk, aš beveik jį pamečiau. Taip, tai mano trigubas magnetas, bet aš kažką matau. Kažkas auksinio. Oho, Dieve, mano vaikinai, ar galite, ar tai ką? Tai dar vienas ginklas, tai tikrai susijęs su karteliu. Ar tai auksinis AK? Dieve, mano vaikinai, tai neįtikėtina, tai beprotiška, jis iš tikrųjų labai sunkus. Oho. Tai galėjo priklausyti kartelio bosui, mafijos vadui ar kažkam panašiam. Vaikinai, ar kada nors esate matę ką nors panašaus? Aš niekada. Tai tikrai nusipelno jūsų patiktuko. Tad paspauskite patinka ir parašykite komentaruose savo idėjas. Mes vis dar vykdome tyrimą. Taip, mes jau radome daug ginklų, daug dalykų, kurie gali būti susijęs su karteliu. Bet tik vienas dalykas susijęs su policija. Iš tikrųjų, mes radome šerifo automobilį. Ir iš tikrųjų, policija to jau čia atvyks. O kas jei kartelis ir policija yra susiję? Nežinau. Bet kodėl radome šerifo automobilį? Gerai, tęskime paieškas, kad sužinotume. Ši vieta atrodo kaip ginklų sandėlis. Taigi, kuo daugiau ginklų randame, tuo labiau padedame policijai. Tiesa? Mes jau jiems paskambinome. Bet dabar tai neatrodo taip pat, kaip tai, ką radome anksčiau. Atrodo per lengva. Palauk, bet dar kažkas yra. Eikime arčiau ir pažiūrėkime. Palauk, ką? Antrankiai. Ar matai antrankius? Ir oho, taip, tai tikrai antrankiai. Bet palauk, ką? Kas per velnes? O, Dieve, vaikinai! Ar tai tikra, ar kaip? O, Dieve, tai tiesiog neįtikėtina. Ar matai tai? Ar tai panašu į ranką? Ne, aš neliesiu to, vaikinai. Tai kaip vamzdis, metalinis vamzdis, galbūt šildymo vamzdis. Ir kažkas buvo surakintas antrankiais. Taigi, žinote, tai tikrai mafijos, tikrai kartelio stilius, kai jie nori pagrobti ką nors ir tada surakina žmogų antrankiais prie šildymo vamzdžio. Tiesiog palieka laukti. O, Dieve, kaip manai, ar tai tikra? Kaip manai, kaip visa tai susiję? Kam tai priklausė? Ar tai buvo kartelio priešas, ar kažkas, kas buvo kartelio viduje? Nes tai yra lygiai tokia pati galvos apdanga, kokią turi policija.
Taigi, galbūt tai nesusijęs su blogaja pusė, o su gera pusė. Nežinau. Tai kur tas policininkas? Tiek daug ginklų? Taip, žinai, šiek tiek beprotiška, mano rankos pradeda drebėti, taip? Šiek tiek bijau čia būti. Ei, baik, turime nusiraminti. Turime nusiraminti ir turime tęsti magnetinę žvejybą, tiesa? Nes mes vis dar laukiame policijos ir vis dar turime seifą. Pažadėjau jums atidaryti tą seifą šio vaizdo įrašo pabaigoje. Kai jį atidarysime, kažkaip susirasiu įrankių, bet pirmiausia pasitraukime šiek tiek toliau nuo čia, nes ši vieta tikrai pavojinga ir ten tęskime magnetinę žvejybą. Gerai? Šis ežeras yra milžiniškas, taigi mums vėl tikrai reikia pavėžėjimo. Aš nebijau, man tiesiog nepatinka ši vieta. Einam. Nesu tikras, ar gerai darau palikdama šią vietą. Galbūt turėtume palaukti, kol atvyks policija. Bet aš vis tiek noriu tęsti savo magnetinę žvejybą ir nenoriu, kad tai būtų per daug pavojinga. Mes sugrįšime ten šiek tiek vėliau. Na, pradedam. Tai dar viena puikia vieta, kurioje slypi povandeninės paslaptys. Tai atrodo kaip pelkė, o ne kaip ežeras. Bet tai tikrai yra to nusikalstamo ežero dalis. Taigi mes ir toliau metame magnetą būtent ten. Kodėlgi ne? Tai iš tikrųjų. Ne, taip. Jaučiasi lyg virvė būtų įtempta. Oho. Po vandeniu yra kažkas didelio ir sunkaus. Galiausiai tai pajudėjo. Matome kelias burbuliukų. Ir žinote, atrodo, kad tai nėra labai sunku. Pažiūrėkime, ką ten turime. Daug jūros dumblių, kaip visada. Oho, ir dar vienas policijos radinys. Policininko ženklelis. Oho, vyrai, ir žiūrėkite, čia yra skylė. Žinote ką? Policininkai čia nešioja tokius ženkliukus. Galbūt čia. Ir jei yra skylė, tai reiškia, kad kažkas šovė tiesiai į policininką. Ir galiu manyti, kad kartelis, banditai, mafijos vyrukai, blogiukai šaudė tiesiai į policininką. Štai kodėl čia turime skylę. Tai iš tikrųjų viską paaiškina. Jeigu kas nors iš kartelio šauna į policiją, tuoj prasidės karas. Karas tarp policijos ir kartelio. Dabar suprantame, kodėl matėme šerifo automobilį. Jis buvo, nežinau, susprogdintas arba kovojo su kartelio automobiliais ar kažkas panašaus. Dabar viskas paaiškėja. Turėjome tikrą policijos ir kartelio kovą prie to ežero. Taigi, esame geroje vietoje. Meskime toliau. Taigi dabar galbūt rasime daugiau policijos radinių. Palauk. Oho. Atrodo, kad tai geras laimikis. Oho, taip. Pažiūrėk, kaip mano virvė įsitempė. Ji juda. Oho, burbuliukai kyla į paviršių. Ir žinokit, vaikinai, šitas yra sunkus. Ne toks sunkus kaip seifas, bet vis tiek gana sunkus. Dar daug visko ištrauksime. Gerai? Štai ten. Pažiūrėkime. Kažkas išeina. Palauk. Tai maišas. Pažiūrėk, kaip kas per velnes. Pažiūrėk, kaip keistai buvo. Gavau jį su diržu. Bet kas tai yra? Ar tai kažkokie balti milteliai maišelyje? O dieve, pažiūrėkime atidžiau. Tai beprotiška. Čia turime kažkokių nagų ir į maišelį tai nuteka. O dieve, maišeliai su milteliais, bet atrodo, kad dabar jie pripildyti vandens. O dieve, manau, tai kažkas nelegalaus. Oho, tai kažkas labai nelegalaus. Turime grąžinti tos daiktus į vietą, kur radome ginklus ir turime juos atiduoti policijai, nes tai labai blogai. Pažiūrėkime, kas dar paslėpta tame maiše. O dieve, šie daiktai, jie turi miltelių, jų čia daug. Čia yra keletas kulkų, tokios pačios, kokias radome vaizdo įrašo pradžioje. Ir kažkokia auksinė grandinėlė su deimantais.
O dieve, manau, kad tai priklauso kartelio bosui. Vaikinai, tai taip prabangu. Oho, tai buvo toje rankinėje. Ir raktas. Ar prisimenate, ką radome anksčiau? Seifon. O kas jei jis tinka? Eime patikrinkime. Taigi, vaikinai, iš tikrųjų, aš labai nervinosi. Mes vis dar turime seifą. Ir mano magnetas vis dar čia. Labai sunku ištraukti tą daiktą. Ir šis seifas atrodo, kad šis raktas tikrai tinka, nes jie turi tą patį prekės ženklą, panašų ženklinimą, tiesa? O dieve, tai beprotiška. Mes tuoj atidarysime kartelio seifą, kurį ištraukėme iš vandens. Nežinau, ar šitas dalykas tiks, bet pagalvojau, kad mums prireiks įrankių, kažkokių daiktų. Na, pirmin, pažiūrėkime. Na, pirmin. Ne, tai ne tas. Ne, netinka. Ne. Ar aš viską darau teisingai? Dabar tinka. Tai pėdsakas, jis sukasi. Tai taip, o dieve vaikinai, vien dėl šios akimirkos turite užsiprenumeruoti. Prenumeruokite dabar ir tada aš atidarysiu, gerai? Taip, ar jau paspaudėte prenumeratos mygtuką? Paspauskite jį dabar. Ačiū. Gerai, jūs būsite pirmieji, aš nežiūriu, jūs ir operatorius esate pirmieji. Pirmin. Kas ten? O dieve. Tai beprotiška. Žiūrėk, ten yra ginklas ir daugiau pinigų to seifo viršutinėme skyriuje. Tai daug, tai tūkstančiai, tai 10 000 dolerių. O dieve, tai daug. Tai tiek daug. Taip, tai reta, šlapia. Dolerių. Tai beprotiška, vaikinai. Tai tiesiog beprotiška. Negaliu patikėti savo akimis. Mes radome kartelio pinigus. O dieve, kodėl tai buvo po vandeniu? Taip, manau, šį seifą bandė paslėpti nuo policijos. Taip, ten, kur vyko karas tarp policijos ir kartelio, jie bandė viską paslėpti tame seife. Milžiniškas ežeras priešais kartelio namą, tiesa? Taip, tai beprotiška, bet dėja jiems nepavyko, nes aš radau visas paslaptis ir jau iškviečiau policiją. Taip, vaikinai, mums vis dar reikia grįžti. Turime grąžinti krepšį policijai, nes ten yra draudžiamų dalykų. Ir mes taip pat turime atiduoti jų ginklą ir pinigus policijai. Tai yra užuomina, įkalčiai. Taigi mes viską surinkome. Paėmėme visus šiuos daiktus, kuriuos čia radome. Taigi dabar man reikia greitai ten apsisukti ir mes turime grįžti į ankstesnę vietą. Tikėkime, kad policija jau atvyko ten. Gerai, dabar turime grįžti į ankstesnę vietą. Tiesą sakant, norėjau paslėpti šį seifą ir nieko nesakyti policininkui. Bet tai būtų nusikaltimas. Taigi turime atiduoti viską. Ir kai tik atvykome, policininkas jau buvo ten. Jis mūsų laukė. Slėpk kamerą. Prašau, slėpk kamerą. Labadiena. Sveiki. Taip, aš jau skambinau policijai. Aš jums skambinau telefonu. Gerai, sveiki, ponia. Dabar matau, kaip viskas bus. Aš čia viską apžiūrėsiu, nufotografuosiu visus dalykus ir parašysiu ataskaitą. Gerai, taip, čia buvo kartelis, girdėjau apie tai per žinias, o čia yra ežeras priešais kartelio namą. Taigi, radau šiuos ginklus. Na taip, mes irgi apie tai žinome. Iš tikrųjų, jūs labai palengvinote mums darbą. Šauniai padirbėjote. Toliau pasirūpinsime mes. Gerai, taip, žinoma. Iš tikrųjų, tai dar ne visi radiniai. Eime, aš turiu jums dar kai ką parodyti. Ir šiandien čia, kur traukėme su magnetu, radome daugybę daiktų. Ypač šitą. Ar galite patikrinti šį maišelį? Gerai, taip, mes ir tą paimsime. Ir taip pat, jūs turite eiti su mumis į nuovadą. Tai ne mūsų, tai priklauso karteliui. Aš tiesiog radau šį maišelį ten, kur traukėme su magnetu. Taip. Taigi, žinote, aš tiesiog norėjau užduoti paprastą klausimą. Taip, aš suprantu, kad visa ši situacija yra nusikalstama. Tai blogai. Ir dabar mes vykstame į policijos nuovadą. Taip, aš visiškai tai suprantu. Bet žinote, tai dideli pinigai.
ar aš nusipelniau kažkokios, nežinau, dalies jų, ar galbūt kokio nors prizo už radinį. Ne, ponė, visiškai ne. Jei būtumėte paėmęs ką nors iš jų lėšų, būtumėte laikomas kartelio verslo bendrininku. Ne, mes viską paimame. Gerai, taip, aš galvojau tą patį, tai eikime į policijos nuovadą. Gerai, einam. Taip, kaip ir manėme, policininkas neleido mums nieko palikti. Viskas susijęs su nusikaltimais. Tai viskas kartelio reikalai, žinoma. Tai šiek tiek liūdna, nes radome auksinę grandinėlę, daug pinigų tame seife ir tai iš tikrųjų yra šaunu. Bet deja, viską reikia atiduoti policijai. Dabar vykstame į policijos nuovadą. Iš tikrųjų, dabar turime užpildyti daug dokumentų. Bet kokiu atveju, viską padarėme puikiai ir manau, kad vis tiek nusipelnėme kažkokio prizo, jei suprantate, ką turiu omenyje. Gerai? Taigi, mano vardas yra Lav, ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą ir nepamirškite paspausti patinka bei prenumeruoti, jei norite pamatyti daugiau tokių nuotykių su magnetinė žūkle. Mes rasime daug įdomių dalykų, taigi likite su mumis. Tiesiog prenumeruokite ir paspauskite patinka. Parašykite komentaruose, ką darytumėte, jei... Būtumėte mano vietoje, jūs suprantate, ką turiu omenyje. Gerai. Policininkė, mes ateinam. Ačiū už jūsų laiką.